Kas dar sveiki visiems, kanal Danilas ir šiandien mes bandysim daryti tokį mini eksperimentą mano kanale. Mes bandysim iškepti žalią kiaušinį apvalų su lukštu visą ant keptuvės ir žiūrėsim, kas gausis. Aš nusprendžiau daryti tokį mini eksperimentuką, todėl nes aš nemačiau internete, kad tai kažkas bandytų, tai kažkas darytų, tai dėl to aš nusprendžiau tai pabandyti. Taigi, iš pradžių įjungsim šitą, įkaitinsim, kad jis pasidarytų karštas, aišku, nes kaip kitaip. Va, jis pasidarė raudonas. Dabar imam keptuvę ir dedam ant dujinės. Nu ir galiausia, mums reikia kiaušinio. Kokį čia išrinkti? Imam, vat, tokį. Nu ir dedam ant keptuvės. Nu tai, manau, užimsim tai, kol dar įkais normaliai keptuvę. Pat dabar kiaušinis yra šaltas, tai nes jis iš šaldytuvo. O keptuvė irgi tokia normali. Tik tai biškį nusideginau pirštą. Ui. O jetau, kaip jis burbuliuoja. Nu, taigi jau tikrai pasidarė čia karšta. Ir kiek mes žinom, jei tu įdėtum kiaušinį į keptuvę, į mikrobangę, tai jis sprogtų. It's about to expire, and now I have scrambled eggs. Šitą mes tikrai namuose nebandysim. Tai įdomu, kas dabar su šituo atsitiks. Svarbu nepamest. Skilo? Biškiai skilo. Mama, tai ten va įskilimas yra. Nieko. Ой. Karštas? Oi. Jo, dar kokias 5 minutės ir bandysim žiūrėti. Oh. Jis atsidarinėja. Kiaušinio kvapas jaučias virto. Ir jis minkštas. Virto. Va, jis trukinėja. Girto kiaušinio kvapas, girto. Nuimam. Pastatom ant nulio. Ir dabar žiūrėsim, kasgi įvyko su šito kiaušiniu. Nu ką, pjaunam.
Gavosi kaip virtas kiaušinis, Tas pats. rimtai. Tik biški dar reikėtų pavirti, biški dar, Pakept. biški. Nu, pakept, jo. Va, viduj matom, va čia, va, viduj, va, pačiam šitam viduriuke biškis. Kistokas. Nu, tai žinokit, draugai, kad geriau kiaušinį virti, o ne kepant jį virti. Tai iškeptas. Kaip zefyras, atrodo. Vienas ir antras tojas. Istorija labai paprasta, vis tiek gaunasi ta pati situacija. Ar tu verdi, ar tu kepi, vis tiek kiaušinis gaunasi virtas, o ne keptas. Sio, labanaktas. Taigi, eksperimentas buvo toks, kad tas kiaušinis gavos tas pats kaip virtas, tai tik tai apdegė pats lukštas ir lukšto vidus. O pats kiaušinis gavos kaip virtas, tai geriau virti kiaušinį negu kepti. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kito karto. Prenumeruokit kanalą, aš būsiu labai dėkingas. Ir statykit laiką ir dalinkite su draugais. Viso gero.